Sveiki visi. Šiandien maltos mėsos skanėstas. Tam turiu vištieną kiaulieną. Galima vien vištienos tik tai iš maltos. Taip pat reikės sūrio, svogūno nedidelio, kiaušinio, džiūvėsėlių. Arba galima naudoti kukurūzų dribsnius, tiesiog sudėti maišiuką 100 gramų kokį dribsnių, sutrinti ir tada naudoti vietoj džiūvėsėlių. Aš tiesiog neturiu, tai naudosiu džiūvėsėlius. Taip pat pipirų, druskos, džiovinto česnako, kumino, paprikos ir provanso žolelių reikia. Tai pirmiausia, dedame mėsą džiūvėsėlių šaukštą. Taip pat įsipilam čia. Mušam kiaušinį. Provanso žolelių šaukštelį. Paprikos šaukštelį. Česnako šaukštelį, kumino, taip pat šaukštelį, druskos. Taip pat maždaug šaukštelį ir pipirų pagal skonį. Dabar paimam dar, ne šitą dar, svogūną. Labai susmulkinam, smulkiai. Svogūno labai didelio nereikia. Darom čia. Imam sūrį, pjaunam per pusę ir dar į kokius, taip, į lygias dalis. 6 vienetai. Dabar viską labai gerai išmaišom. Labai tiesiog smarkiai. Ir duodam pastovėti kelias minutės, kad visi susilietų visi skoniai, prieskoniai, džiūvėsėliai. Galim kelis kartus įtrinktelti. Kad nebūtų oro tarpų. Dabar galim kurti ugnį. ...108 laipsnių viršaus apačia. Susišlapinau truputį rankas. Tai yra dabar padalinam viską štai į šias dalis. Maždaug.
Darom kukuliuką. Dedam čia sūrio. Gražiai uždarom. Skaniausia, žinoma, šitas patiekalas su bulvių koše, bet aš šį kartą darysiu su grikiais, todėl kad pastoviai bulvių košė ir bulvių košė. Taip kad šį kartą bus su grikiais. Gerai apvoliojam. Ir dedam į kepimo skardą. Įmam dar vieną. Gerai uždarom. Ir gerai apvoliojam. Labai skaniai kvepia prieskoniai. Su grikiais turėtų būti tikrai labai skanu. Biškį sviesto ir bus puiku. Na štai. Ir taip visus kukuliukai paruošti. Dabar, kaip sakiau, dedame į 108 laipsnių kaitintą orkaitę ant vidurinės lentynos ir kepam apie 40 minučių. Receptas, kaip visada, apačioje po video. Jeigu nerandat, tai po video paspaudžiat žodelį daugiau ir tikrai viską randat. Taip kad kepam. Grikiai išvirė, dedu gabaliuką sviesto. Paragauju skonį. Ar nieko netrūksta? Galvos vos druskos. Na ką, ir košė paruošta. Labai lengva. Labai maistinga. Tiesiog puiku. Pagaliau viskas paruošta. Dedam vieną burbuliuką. Ar rutuliuką. Dedam grikių. Kiek negaila. Savo gamybos pomidorai. Patys skaniausi. Štai koks grožis, kieti. Na ir ką, ragausim. Jau sultis bėga. Ir štai koks gražumėlis. Sultingas. Tiesiog štai. Ragaujam. Labai skanu. Labai tinka grikiai.
Visą skonį duoda prieskonių gausa. Kaip ir sakiau, labai tiktų ir bulvės. Žiūrėsim kaip pomidorai. Taip pat labai skanus. Taip kad konservuokit, įsigykit knygutę Skonių parko konservavimo receptų. Visus pagrindinius receptus. Dabar jinai labai pigi. Labai puiku. Taip kad skanaus. Ir sėkmės. Nepamirškit paspausti prenumeruoti.